S-Star keičia įvaizdį, naujos logotipas ir šūkis Enjoy Today žada geras permainas. Galiu drąsiai sakyti, jog S-Star sparčių žingsnius skinasi kelią į planšetinių kompiuterių rinką. Šiandien mano rankose dar dažais kvepintis visiškai naujas S-Star Crystal Clearview Quad-Core planšetinis kompiuteris. Pirmas įspūdis solidus modelis su aliuminio korpusu. Dizainas aptakus, nėra jokių aštrių briaunų ar kampų. 9,7 colio Clearview technologijos ekranas. Clearview technologija reiškia, jog ekranas turi ypatingai gerą raišką. Jo skiriamoji geba siekia 2048 ir 1536 pikselius. Spalvos ir vaizdas iš tiesų žavi. Apšvietimą galima lengvai reguliuoti su greituoju valdikliu esančiu viršuje dešinėje pusėje. Planšetė sveria 654 gramus. Kompiuteris nėra labai lengvas, tačiau vieną ranką tikrai išlaikysite. Dešinėje pusėje 2 garsiakalbiai, viršuje vieta microSD kortelė ir garso reguliavimo mygtukas. Kairėje pusėje įjungimo mygtukas, audio jungtis, micro HDMI ir micro USB jungtys. Taip pat gale ir priekyje įmontuotos kameros. Kasgi sukasi kristalo viduje? Žinoma, Androidas, tiksliau 4.4 KitKat versija. O tai reiškia, jog nuolat galėsite gauti programų atnaujinimus ir sėkmingai naudotis Google Play paslaugomis. RAMo tai yra operatyviosios atminties 1 GB. Tai nėra labai daug, juolab, kad dabar standartu jau tampa 2 GB RAMo. Bendras atminties dydis 16 GB. To tikrai pakaks visiems dokumentams, solidžiam nuotraukų archyvui ir keliems filmams. Tačiau jei abejojate, visada galite įsigyti microSD kortelę, kurios maksimali talpa 32 GB. Viršuje dešinėje pusėje yra spartieji valdikliai. Čia greitai patikrinsite baterijos naudojimo parametrus, įjungsite bevielį ryšį Wi-Fi bei keistės informaciją naudodami Bluetooth. Mano nuomonė, ši planšetė yra skirta miesto žmogui. Joje nėra 3G ryšio ir navigacijos. Tačiau biuro darbuotojui, kuriam reikalingas geras ekranas, solidi išvaizda ir galimybė planšetę prijungti prie projektoriaus per micro HDMI jungtį, tai yra nepakeičiamas pagalbininkas. Kaip jau minėjau anksčiau, S-Star Crystal turi 2 kameras – 2 megapikselių priekinę ir 5 megapikselių galinę. Integruotos blykstės nėra, taigi fotografuosime tik dienos metu. Nuotraukos pakankamai kokybiškos, tačiau jas visada galima koreguoti su papildomomis funkcijomis. Taip pat norėčiau paminėti ir baterijos galimybės. Bendra talpa nurodyta 8200 mAh. Visą dieną aktyviai naudojantis įkrovė pusė. Manau, tai išties puikus rezultatas.